Klaipėdos Dragūno komanda. Dabar jau 6 kauniečiai prieš 5 klaipėdiečius, taigi jau baigėsi nuobaudos laikas. Kauniečiai pasyvi ataka, bus greit užfiksuota ir dabar pražanga puolime šiams svečiai, bet vėlgi vis dėlto reikia žaisti šiek tiek galbūt ir įvairiau ir išnaudoti galbūt 6 metrų liniją, nes kol kas pagaliau pavyksta pelnyti įvartį po ilgos pertraukos. Dabar 6 minutės, žaidimas klampus, žaidimas lėtas, žaidimas nuo gynybos ir tokio greito įvarčių protrūkio vargu ar galima tikėtis, nors ką gali žinoti, jeigu taip rungtyniaus Isekauskui, Virbauskas, Simėnas, Virbauskas. Katke 5 įvarčiais įveikė šios dienos varžovus, o čia žaidžiant savo namų arenoje, kol kas mačas klaipėdiečiams klostosi ne itin sėkmingai ir jie visą laiką šiame susitikime yra besivejančių vaidmenyje. Dumčius. Simėnas ir tolimas šūvis tikslus. Ir 5 Mindaugo Urbano įvartis šios dienos rungtynėse. Vėl 2 įvarčiai skiria komandas. Simėno perdavimas ir čia lygioje vietoje klysta, tačiau padovanoti kamuolį aikštės viduryje varžovui tokioje lygioje vietoje, tai yra tik šiek toks koncentracijos praradimas ar nesusikopijimo požymis, jokių būdų nenuovargis, nes vis dėlto tai nebuvo kažkoks itin sudėtingas epizodas. Štai šeimininko ataka, smūgis, labai nori klaipėdiečiai šiame rungtynių kėlinyje. Po pirmojo 1 įvarčiu pirmavo kauniečiai, dabar jau 1 įvarčiu pirmauja aikštės šeimininkai. Nesėkmingas tolimo. Dabar keičiasi žaidėjai klaipėdiečių komandoje, tai Gabrielius Virbauskas, tai Lukas Iškėnas, žaidinėjo kamuolius, ir tai pakankamai įnešamavo kauniečiai 11-10, po to buvo įgyję 3 įvarčių skirtumą, o dabar matome jau 1 įvarčių pirmauja klaipėdiečiai, kurie rengia savo ataką. Papišinskis. Dumčius ir čia žaibiška greita ataka. 21-19, o komandoms lieka žaisti šiame susitikime lygiai 6 minutės. Papišinskis. Perdavimas į kairį kraštą. 2 minutės tokia nuobauda. Suklaidintas varžovas ir po Gabrieliaus Virbausko. Taigi baigėsi nuobaudos laikas kauniečių komandos lyderiui Valdui Drevinskui, o klaipėdiečiai dabar jau mažumoje, o be to dar asmeniškai yra prižiūrimas Gabrielius Virbauskas. Ir dar 2 minutės susito dar aikštės šeimininkų žaidėja Gabrielių Virbauską. Prižiūri kauniečiai asmeniškai. Ne, įvartis nėra įskaitomas. 6, tačiau dar 1 žaidėjo persvarą turi. Kauno Granitas, čia klaida ir pabėga į priekį. Aikštės šeimininkai ir tai yra įvartis. Ir galima teikti, kad šiandieną aikštės šeimininkai, Klaipėdos Dragūno rankininkai įsirašys tikriausiai pergalę. Lieka